aštrus protas, neįtikėtina nuojauta ir pritrenkiantis talentas atskleisti painiausius nusikaltimus. Detektyvų karalienės Agatos Kristi legendinė Miss Marple. Sekmadieniais 13:50 per LRT televiziją. Daugiau detektyvų LRT Epikoje. Geri ir šviesų žmonės. Ta motyvacija faina, taigi čia kažkokių pinigų nesugeneruosi, bet žiauriai smagu. Aš melžu, aišku, nes mano ponė matos gražiai apsirengus. Įdomios įkvepiančios veiklos. 3 kartus per dieną dabar maistą reikia nešti, vandenį pakeisti. Turėk ambicijų ir norų. Ir tada kaimas tau atriša rankas. Smagi vasara sugyventi kaime geras. Sekmadieniais 8:30. Oskaro apdovanotas pagal tikrą istoriją sukurtas filmas apie neįprastą draugystę tarp garsaus rašytojo ir myriop pasmerkto žudiko. Tai ryšys, kuris tapo pasaulį sukrėtusios knygos pagrindu. Įtraukianti biografinė drama Kapotė. Penktadienį 22:15 per LRT televiziją. Kas atostogauja, o kas linksmai suka galvas atsakinėdami į klausimus. O kur mes esam šitoj dainoj? Prie jūros. O mes prie jūros. Vaikų pagalba bus ypač reikalinga. Ar tenka dalyvauti TikToko šokių iššūkiuose? Kokie iššūkiai lauks šeštokų tėvelių, pamatysite jau rytoj 19:30 per LRT. Šiandien labai kontroliuoju save, ką sakau. Rusijai masiškai atakuojant Ukrainą, Donaldas Trumpas keičia strategiją ir retoriką. Jei atvirai iš Putino sulaukėme labai daug mėšlo. Į šalį skridęs rusiškas dronas, netikėtos pratybos ir pareigūnams, ir visuomeniai bei žiniasklaidai. Ar išlaikytas egzaminas? Ketvirtuoju koalicijos partneriu vadinamas prezidentas Gitanas Nausėda į skandalus ir tyrimus įsivėlusiam premjerui negriežtas. Minimos 30-osios Srebrenicos genocido metinės. Pasimatome šiandien nuo 7:30. Per LRT Plus išskirtinės lietuvių kelionės dviračiais po atokiausias pasaulio vietas. Šį kartą leiskitės į nuotykius per smėlynus ir dykumas vienoje sausiausių žemės vietų. Nuotykių dokumentika dviračiais Afrikoje, Namibija. Penktadienį 19 val. Per LRT Plus. Daugiau dokumentikos LRT Epikoje. Ir aš supratau, kad viskas, aš esu dabar šitoje vietoje, kur aš esu užspringęs. 10 minučių gali būti kritiškai mirtina. Tiesiog parklupau ant abiejų kelių, daugiau nieko neprisimenu, nutrūko viskas. Konkrečiam žmogui tu kvieti greitąją pagalbą, o kiti imasi veiksmų.